Labas, mano vardas Benjaminas. Esu 5. Aš labai mėgstu dinozaurus. Beje, esu autistiškas. Visi autistiški žmonės yra skirtingi. Ir čia yra mano neskirtingas pasakojimas apie autizmą. 1 iš 100 pasaulio gyventojų yra autistiški. Tai ne tik vaikai, berniukai, mergaitės, bet ir suaugę žmonės. Aš vienas iš jų. Jeigu jie visi gyventų vienoje šalyje, tai būtų didžiausia Europos valstybė savo gyventojų skaičiumi. O Lietuvoje tai būtų Jonavos dydžio miestas. Kai kurios mūsų skirtumus lengva pastebėti – plaukų spalvą ar ūgį, o kiti skirtumai yra nematomi. Mano smegenys veikia šiek tiek kitaip. Įsivaizduok, lyg tavo smegenys veiktų kaip Nintendo, o mano kaip Xbox. Dėl to mes mokomės ir bendraujame skirtingai. Esi kada girdėjęs tokį aštrų garsą, kad net ausis ima skaudėti? Aš žymiai geriau girdžiu garsus, todėl jie mane išvargina. Kartais, norėdamas ilgiau pabūti koncerte ar triukšmingoje klasėje, naudoju garso slopinančias ausines. Tačiau, net ir užsidėjęs jas, girdžiu, ką tu man sakai. Ar aš sergu? Ne. Autizmas nėra liga, tai neužkrečiama ir nuo to nėra vaistų. Aš gimiau autistiškas ir autistišku būsiu visą gyvenimą. Autizmas – dalis manęs. Galiu sportuoti, keliauti, išdykauti, kartais pamiršti, padaryti namdarbus. Kaip ir tu. Ir kartais aš taip pat susergu gripu. Kiekvieną dieną pakrauni savo mobilaus telefono bateriją. O ar pakrauni savo kūno bateriją maistu ir poilsiu? Kasdien patiriami stiprus pojūčiai mane vargina ir mano baterija išsikrauna žymiai greičiau. Todėl dažniau noriu pabūti vienas, tyloje, arba darau daugiau pertraukėlių mokydamasis. Ar esi buvęs kada toks laimingas, kad net trypiai kojomis ar ploji rankomis? Aš dažnai taip stipriai viską jaučiu, kad imu šokinėti arba plasnoti rankomis. Tai mano stimai. Kartais rankose turiu virvelę, minkštą kamuoliuką ar suktuką. Šių daiktų lietimas padeda mažiau jaudintis ir greičiau nusiraminti. Ar mėgsti siurprizus bei naujoves? O man pokyčiai nepatinka. Ar tai būtų naujas megztinis ar nauja mokytoja klasėje. Noriu apie pokyčius žinoti iš anksto ir užtrunku daugiau laiko prie jų priprasti. Valgydamas jaučiu ne tik maisto skonį, kvapą, bet ir tekstūrą. Kisielius gali būti klampus, o vaisių gabaliukai jogurte gali kutenti liežuvį. Vengiu neįprasto maisto, nes nežinau, kaip jį pajausiu savo burnoje. Dažniau renkuosi mėgstamus ir pažįstamus patiekalus – makaronus, obuolių sultis ir bananus. Kodėl dažnai žmonės sako vieną, o galvoja visai kitą? Išpyliau vandenį ir mokytoja suraukusi antakius pasakė: nuostabu. Ar jai patiko? Dažnai nesuprantu, iš ko aplinkiniai juokiasi. Man būtų žymiai paprasčiau tave suprasti, jei kalbėtum paprastai, be perkeltinių prasmių, ironijos ar juokelių. Man patinka dinozaurai. Tai mano ypatingas pomėgis. Man bus smagu, jeigu manęs kažko apie tai paklausi. Turiu didelę žaislinių dinozaurų kolekciją, patalynę ir dantų pastą su dinozaurais. O koks tavo pomėgis? Gal domiesi futbolu ar renki pokemonus? Kai kurie autistiški vaikai puikiai kalba, o kai kurie dar neišmoko kalbėti. Man sunku kalbėti, kai esu su nepažįstamu žmogumi arba prieš klasę. Lengviau suprantu informaciją vaizdu, o ne tekstu, o kartais net bendrauju naudodamas korteles. Kaip be žodžių paprašyti saldainio? Galima parodyti saldainio paveikslėlį. Mokytoja dažnai pyksta, kad aš nežiūriu jai į akis, neklausau, o dairausi pro langą. O aš viską girdžiu. Kito žmogaus žvilgsnis man kelia nemalonius pojūčius ir trukdo susikaupti. Ir
Jeigu aš tau kartais nežiūriu į akis, nereiškia, kad nenoriu draugauti. Žinai, smagiai bendrauti galima ne tik žiūrint vienas kitam į akis, bet ir einant šalia ar žaidžiant šachmatais. Mano smegenys veikia kitaip. Greičiau pastebiu trūkstamą dėlionės detalę ar klaidą tekste. Turiu gerą atmintį ir man kyla daug netikėtų minčių. Daug autistiškų žmonių dirba technologijų, inžinerijos, mokslo ir menų srityse, o aš užaugęs noriu būti archeologu ir kasinėjimuose ieškoti dinozaurų kaulų. Nuo daug žmonių aš pavargstu, bet, kaip ir tu, noriu turėti vieną gerą draugą. Tik man kartais būna sunku susidraugauti ar būti suprastam. Nežinau, ką pasakyti, kaip pradėti pokalbį. Taip pat ilgiau užtrunku suprasti žaidimo taisyklės. Ir jei kas nepavyksta, man būna sunku suvaldyti emocijas. Todėl labai reikia draugo, kuris būtų kantrus ir supratingas. Nori sužinoti daugiau apie autizmą bei neuroįvairovę? Atsisiųsk nemokamą programėlę Burbulai ir klausyk istorijų su draugais.